15 skyrius. Savivaldybių santykiai su valstybės institucijomis ir atstovavimas. 72 straipsnis. Savivaldybių santykiai su valstybės institucijomis ir įstaigomis. Savivaldybių santykiai su valstybės institucijomis ir įstaigomis grindžiami konstitucija ir įstatymais. Savivaldybės nėra pavaldžios valstybės institucijoms. Savivaldybės teikia Seimui, Seimo komitetams ir komisijoms informaciją būtiną jų parlamentiniai veiklai. Centriniai ir teritoriniai valstybinio administravimo subjektai, svarstydami su vienos savivaldybės ar visų savivaldybių interesai susijusius klausimus, apie tai praneša atitinkamos savivaldybės merui ir Lietuvos savivaldybių asociacijai. Savivaldybės tarybos ar Lietuvos savivaldybių asociacijos valdymo organų raštu pateiktus siūlymus valstybinio administravimo subjektai išnagrinėja, įvertina ir pateikia atsakymą. Sprendimų dėl valstybės teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų pakeitimo projektai svarstami su savivaldybėmis teisės aktų nustatyta tvarka. Valstybė remia savivaldybių tarybų narių, merų, savivaldybės tarnautojų ir darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis mokymą. Savivaldybės planuodamos ir spręsdamos visus su jomis tiesiogiai susijusius klausimus, prireikus gali gauti konsultaciją iš valstybės institucijų. Rengiami ar svarstami su savivaldybių veikla susiję įstatymų ir kitų teisės aktų projektai aptariami su atskiromis savivaldybėmis ar Lietuvos savivaldybių asociacija, Seimo statuto ir vyriausybės darbo reglamento kitų valstybinio administravimo subjektų nustatyta tvarka. Kiekvienais metais vyriausybė ir Lietuvos savivaldybių asociacija savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymo nurodytus rodiklius ir savivaldybių demografinių, socialinių ir kitų rodiklių pirminius statistinius duomenis svarsto pagal vyriausybės tvirtinamas šių rodiklių derinimo taisyklės. Vyriausybės ir Lietuvos savivaldybių asociacijos interesams ir pozicijoms derinti šalių sutarimu sudaroma dvišalė komisija. 73 straipsnis. Savivaldybių atstovavimas. Vyriausybėje, kitose valstybės institucijose, ES institucijose, įstaigose ir organuose, tarptautinėse organizacijose bendriems savivaldybių interesams atstovauja Lietuvos savivaldybių asociacija. Lietuvos savivaldybių atstovų delegacijos Europos regionų komitete sekretariato funkcijas atlieka Lietuvos savivaldybių asociacija. Lietuvos savivaldybių atstovų delegacijos Europos regionų komitete sekretariato funkcijoms atlikti gali būti skiriamos valstybės biudžeto lėšos ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai numatytų valstybės biudžeto asignavimų.